Sveiki, turiu gerą žinią, kas nori užsidirbti su nekilnojamu turtu, bet stop. Ne taip su nekilnojamu turtu, kai dirba nekilnojamo turto agentūros agentai Lietuvoje. Laksto per butus, laksto su tais klientais, kol galų gale mėnesio gale suskaičiuoja, kiek uždirba pinigų, ogi nieko. Benzinas išdegintas, telefonas, sąskaitos ir pasirodo, lyg tai ir suvedė vieną pardavėją su pirkėju, bet jie tiesiog jį apėjo. Čia yra, taip dirba turbūt 99 procentai nekilnojamo turto agentūrų Lietuvoje. Šitokios veiklos aš jums nesiūlyčiau, kadangi tai yra neefektinga, nenašu ir neprotinga taip dirbti nekilnojamam turte. Ta, ką mes siūlome dirbti su nekilnojamo turto portalu, per kurį tekės 100% visa nekilnojamo turto informacija, tiek pardavėjai, tiek pirkėjai. Kodėl? Todėl, kad ten yra tik savininkai.lt. Tai yra portalas skirtas tik nekilnojamo turto savininkam. Pirkėjai nori, nenori, visi tenai keliauja. Vadinasi, visi informaciniai srautai keliauja per mus. Ne, mes turim visus pardavėjus, mes turim visus pirkėjus. Šiandien dar ne, bet čia yra tik tai dienų ar savaičių klausimas. Ar ne? Kada mes patrauksime visų, reiškiasi, pardavėjų ir pirkėjų dėmesį. Dabar kaip jūs galite užsidirbti dirbdami su šituo portalu? Labai paprastai. Jums bus paskirta tam tikra teritorija, kur prižiūrėsit, administruosit nekilnojamo turto skelbimus savo kažkokioj tai teritorijai. Ar ne? Priklausomai nuo to, kiek jūs norėsite uždirbti, ar nuo 100 ir iki 300 eurų, tai ten, sakykime, minimali kažkokia veikla bus priežiūra. Jeigu norit nuo 3 iki 1000 eurų užsidirbti, reikės jau daugiau, reikės konsultuoti, gal dokumentus patvarkyti, viską mes, aišku, apmokome. Nereikės teisės universitetą baigti, ne, kad pas notarą dokumentus tvarkyti. Tarp kitko, dokumentų ten nieko sudėtinga nėra, tvarko notaras, ne jūs tvarkote. Tik reikia suruošti, nunešti, paduoti. Jeigu norėsite uždirbti nuo 1000 iki 3 ar 5000 eurų per mėnesį, tai irgi yra įmanoma, eikite, žiūrėkite į mūsų demo versiją. Aišku, tada reikės jau dirbti daug daugiau, bet čia jau kiekvienas nuspręs pagal save, ar nori dirbti valandą per dieną, ar 8 valandas, ar 12. Jeigu kažkas nori tikrai užsidirbti pinigų, dirbkit po 10, po 12 valandų, mokykitės po 4-5 valandas per dieną ir uždirbsite tuos 2, 3 ar 5 tūkstančius eurų per mėnesį. Jeigu manote, kad tai yra neįmanoma, čia kažkokia tinklinio marketingo reklama galbūt, tai eikite pasižiūrėkite www.nt sistema, vartotojų vardas demo, slaptažodis demo. Ten yra nufilmuota mūsų agentės, kurios sugeba butą per mėnesį uždirbti. Naujokės, gausis tik tai 2-3 mėnesių apmokymus. Eikite, žiūrėkite, analizuokite, studijuojate, mes jūs įleidžiame į savo vidinę sistemą, į savo virtuvę, kad pamatytumėt, kad tai, ką aš kalbu, nėra tiesiog kalbėjimas, aš kalbu tai, ką mes darome. Tai yra labai didelis skirtumas, daug žmonių moka gražiai pakalbėti, bet parodyk, ką tu padarėjai, nu čia Lietuva, ar ne, nu mama, ar ne, bet pakalbėti visi gali, parodyk, ką padarėjai, nu čia jau mes turime mažai, ar ne. Tai va, eikit, pasižiūrėkit, ką mums pavyko padaryti 2014 metais, dabar yra 2016, mes pasiruošę 10 kartų geriau sudirbti, 10 kartų geriau žmonės apmokyti, 10 kartų pateikti geresnius sprendimus pardavėjim ir pirkėjim. Tai va, pradedame mes nuo Klaipėdos. Galėsit dirbti kaip portalo administratorė, galėsit dirbti kaip komandos lyderė. Ten visai kitoks jau darbas, daugiau uždirbsit, bet ir daugiau darbo. Kas suburs komandą, tas gaus mano asmeninius apmokymus, kurie labai brangiai kainuoja. Jeigu jūs norėtumėt, kad aš jūs asmeniškai mokyčiau, jums reikėtų mokėti 15 000 eurų. Jeigu nedirbat su mūsų sistema, bet norit mokėti 15 000 eurų už porą mėnesių apmokymą. Abejoju, kad daug kas turbūt neįpirktumėt šitokių mokymų, ar ne? Bet čia yra galimybė mokytis iš manęs asmeniškai, kas burs komandas, kas padės prižiūrėti, reiškiasi, grupę žmonių, organizuoti apmokymus ir taip toliau ir taip toliau. Mūsų tikslas yra 100%, visa informacija, visi pardavimai vyksta per mūsų bendrą sistemą. 100%. Na, aš bandau įsivaizduoti, kokios mintys kyla jūsų galvose. Taigi yra krūva agentūrų Klaipėdoje ir Lietuvoje, kaip tau tai pavyks padaryti.
eikite, žiūrėkite demo versiją. Na, atrodo kaip neįmanomas tikslas, atrodo kaip neįmanomas siekis, bet eikit pažiūrėkit, mes jau daug neįmanomų dalykų esam padarę. Ir viskas yra nufilmuota. Jeigu reikėtų tik tai klausyti mano žodžių, žmonės sakytų, tai yra neįmanoma, eikit pažiūrėkit, kas yra padaryta. Registruokitės kuo skubiau, dabar intensyviai mes dirbame su Klaipėda, renkame žmonės Klaipėdoje, o tai reiškia daugiau apmokymų, geresni apmokymai, daugiau pardavimų ir daugiau pajamų jūsų šeimai. Iki.